Savisaugė viela. Labai įdomi tema, daug žmonių klausia, ar verta, kaip ją naudotis. Labai trumpas intro, kaip užsitaisyti aparatą, koks maždaug turi būti aparatas ir koksai rezultatas. Su štai šia viela keliaujame į testą. Visų pirma, aparatukas turi turėti štai tokį paprastą vielos tvirtinimą. Visiškai paprastai, tiesiog užsimauna. Štai taip fiksuojasi su tokia veržle. Labai paprasta ir prisiveržia. Naudojamas standartinis vielos mechanizmas, niekom neišsiskiriantis. Trumpai parodysiu, virinsime su minusu. O štai mūsų masinis laidas jungiasi į pliusą. Degikliui nebereikalinga tuta, ją galima iš vis nuimti, padėti į šoną. Kaip ir paprastą vielą tiesiog prasikišame pro vielos padavimo mechanizmą ir paspaudžiame vielos išleidimą. Nepamirškite įsijungti ventiliacijos, nes dūmingumas tikrai yra didelis. Kągi, paprasti nustatymai visiškai ir bandome virinti į viršų. Sakyčiau, vaizdas labai panašus į virinimą elektrodais. Bet žymiai paprasčiau, žymiai lengviau. Nu gerai, dabar tiesiog tėjinį sujungimą, pasižiūrėsim, kaip pasididinam truputį srovę, daugiau vielos, prisegam. Kaip ir virinant su elektrodais, reikia truputį palaukti, kol pravėsta, kad galima būtų nuvalyti glaistą, nes lieka glaistas lygiai taip pat kaip virinant elektrodais. Šiek tiek reikia brūkštelti su žiedlapiniu. Siūlė tikrai matoma yra labai nebloga. Vos padidinu tiek vielos padavimą, tiek patį galingumą. Praviriname iš kitos pusės. Patikėsite ar ne, bet visai galima tai vadinti suvirinimu. Na kągi, degiklio broliai, štai toksai keistas testas apie vielą, kuriai nereikia dujų apsaugos, savisaugė viela. Būsiu priverstas galbūt atsiprašyti, nes tikrai labai nemėgstu šito suvirinimo būdo, bet būtent su šiuo produktu, visiškai paprastu aparatuku, sakyčiau, kad tai pavyko mums čia kažką tai padaryti padaraus. Taip kad vidinis kampas atrodo visai neblogai, tikrai susiliejusi siūlė, tie nešvarumai kažkokie tai, bet namų sąlygom, jeigu reikia kažką tai pasidaryti, kažkokį tai ekstra darbą, nėra dujų, truputį abrazyvinio apdirbimo ir tikrai pilnai tvirta siūlė šiuo atveju gaunas. Matote, įrodymai mano rankose. Vielos nuorodą prisegu apačioje komentare prie video, taip kad sekite mus toliau, darome, bandome tokius eksperimentus. Dėkojame, kad esate kartu su mumis ir iki sekančio karto.